Čia juokas. 4 ryto. Mes geriau arbatą. Bandytas. Ką darai? Orą žiūriu, ar lietus bus. Ai. Nebus. O ką mes darom šiandien 4 ryto? Nežinau. Ką, panelė? Labai gerai išsimiegojau. Labą dieną, šiandien biškį pašviesim į akis. Kaip jūs? Mes atvažiavom į kalnus, Išgersiu daug vandens. kad galėtų apmyšti visus kalnus. Jau šiandien išgėriau. Jau 2,5 litro. Bonkės išgėriau, žinau, kada pusę. Ką tik kai važiavom į priekį, 2,5 litro išgėrė prieš 20 km. O my god, kaip šviečia. Tai ką dabar po 5 kažkur, mūsų kalnai ten toli ir mes eisim dabar tamsoj. Mes į šitą liepsim? Lygiai Ne. pusę 6. Ne į šitą? Baigti, čia yra vaikų žaidimai. Darai. Čia yra vaikų O žaidimai. dieve. Net gerai šviečiasi. Ladna, gerai, mes pakuojamės ir judam. Bet nelabai matosi, labai tamsu. Saulius iš tikrųjų labai gerai atrodo. Striukė pasišilčiausia per visą gyvenimą. Labai gerai užsitaisė, jūs pažiūrėkit. Va. Va, čia va, striukė didelė, kuprinė tokia. Čistai prisikrovė pusę savo gyvenimo kuprinė. Ten nakvos, kiek kalnuose greičiausiai su miškom kovos, daužys. Gerai, mes judam, nieko nesimato. Tai aš, žinai, aš kad su Labai tamsu. meškom muštis, aš paėmiau šitą bokso piršinį. Ir bokso piršnius įgrūdo į čimodaną. Nu, žodžiu, įrašyti. Gerai, mes kol kas eisim. Nieko aš nefilmuosiu, nes čia tamsu, kol nenušvis. Bet ten tolumoj kalnas, va ten va, kur fanarikas rodo. Bet nesimato. Didžiulis, tai va. Dabar mes keliaujam 2 valandas, kažkur 20 minučių iki pirmo ežero. Ir ten po to pavalgysim čiųjų ir varysim toliau. Pradėjo po truputį šviesėt. Matosi kalnas. Mes judam. Kaip jums pradžia kelionės? Puikiai. Puikiai. Visą laiką kaip daug labai žodžių ir labai išsamei. Kas Saulis? Net nešnekais. Ignoras. Gerai, judam. Tiesiog. Tokie vaizdai. Nu, visai faini, va kalnai. Gražu. Oras irgi geras, mes čia prisirengėm. Kaip išprotėję, karšta. Bet galbūt kalnuose bus didelis vėjas, tak što mes protingai viską darom. Geriau, kad būtų karšta, negu šalta. Kodėl jūsų nuomonė Saulius paper kaip išprotėjęs į priekį? Nes nori kuo greičiau prisės gal kur nors. Man irgi taip atrodo. Jisai pasiėmė į šitą, į kuprinę 30 kg bokso pirštinės su ir karvę dar sako pasiėmė. Nu, tu geriau žinai, tu matei, ką jis dėjo į kuprinę. Mesytė. Kročiu, visą indišką virtuvę pasiėmė savo į kuprinę. Su prieskoniais svarbiausia. Jo, su prieskoniais ir visko. Ir podinalasi. Darysim ant kalno. Šašlas jo, baraną sugausim. Atsibodo, tai nusprendėm, kad ne. Jo, gerai, kai tavęs nieko nesigirdi iš tolo, kai upė šniokščia. Na, kaip kelionė, pakomentuokit, prašom. Puikiai. Gerai. Nori tipo plačiau Jo, informacijos? įspūdžiai, kokie įspūdžiai. Įspūdžiai? Jo. Nu, aš niekada šiaip nebuvau kalnuose ir jau važiuojant, kažkaip pamačiau tos kalnus. Buvau apšalęs biškį. Okay. O dabar aišku biškį pripratau jau prie to vaizdą, bet atrodo nerealiai. Okay. Very nice. Kaip tu? Įspūdingai. Kaip visą laiką daug žodžių. Taktiškai. Taktiškai. Eik iš čia, sako, daug pafotkint. Krasota. O, atsistojom ant šūdo arklio. Čia geras ženklas.
Ką reiškia šitas ženklas? Reiškia, kad įlipsim į patį viršūnę Lenkijos kalnų. Jo, čia yra sėkmės ženklas. Ne, tai šūdas parodo, kad yra karieta ir mes galėsim jau atgal važiuoti. Jo, su karieta. Jep. O aš būsiu vadėliotojas. Aš galėsiu jūs nuvežti atgal. Iki pat Lietuvos su karieta. Tik porą mėnesių nuvažiuosiu. Tam ustawiasz chłopaków, także swój człowiek. Prawda, w razie. Jezu, pięknie, tylko wiesz co, ja się mniej uśmiechnę, bo ty zmary, wiesz, ja już ten wiek. Supranti, ką šneka, ar ne? Labai. Aš irgi ne, aš nigdy nesuprantu. Šiek O, tiek. jest, ja się nie ruszam. Čia sesija vyksta. Super, bardzo ci dziękuję, dziękuję ślicznie, super, i tak ekstra, dziękuję. A gdzie idziecie? Durys? Rysy? Rysy. Ja też. Też? No, Jeszcze można вернуться. nie, no ale chociaż do morskiego, nie? Chociaż do morskiego. Nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, lód jest jakiś tam, nie? Macie raczki czy nie? Nie bardzo dobrze rozumiem. No, Raczki, takie Raczki? kolce. kolce. Ja mam, ale różnie mówią, Nie trzeba. Na skalę to tak czasowo się trzyma, nie? Ale zobaczymy. Zobaczę. W razie W możemy zawrócić zawsze, nie? Tak. No. Trochę prędzej pewnie i tak mnie prześcigniecie, ale chociaż teraz idę. Do szerokości, do zobaczenia. Zobaczenie. Kertam mes kelią. 15 minučių sutaupysim kirsdami kelią negu aplink vaikščiot. Oje. Ojej. Parodyk. Gražiai. Mes sustojom truputį arbatėlės atsigert. Laukia. Dar liko valandą gal kol kokią čiešam, ne? Maksimum pusantros. Nu, atėjo vandenuką pagert. Nu? Baržiominė. Ja. Kalnuose vėjas jaučiu toksai bus gan smagus, tai pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Bet gaila, rūkas irgi tikiuosi prasisklaidys po to. Просто так snimatė. Nežinau, ar čia persideda ant kameros, bet debesis super greitai juda. Labai greitai juda, reiškia vėjas gan stiprus. Ten viskas juoda. Ai. Na, tikiuosi viskas išsisklaidys, bet gali būt, kad netgi ten lietus lyja. Nes viskas čarna. Tai va. O prognozė sakė, kad saulė. Pažiūrėsim. O čia jau greičiausiai tiesioji į kairę ir mes jau būsim prie savo spoto. Pagaliau atėjom prie kavinės, prie pirmo ežero ir lipsim į viršų. Bet aišku gaila, kad nesimato viršūnės, kur mes lipsim. Viskas rūke, bet tokiam gan stipriam rūke. Nu, bet kol užlipsim, gal išsisklaidys ir mes matysim nuostabiausią vaizdą savo gyvenime. Jo? Tai jau geri vaizdai, taip. Ne, tai aišku. Oras sunkokas, galiu pasakyti. Pasiruošimas tikrai reikalingas, kad būtų labai lengva. Aha. Kaip ir lengva, bet jaučiasi. Oh my god. Afigienai. Bliamu. Eisiu nuoširdus vaizdas. Ai, mes lipsim. Va čia va eisim palei ežerą. Va čia lipsim po to. Čia antras ežeras, po to ten kažkur į viršų, va ant to kalno. Čia tenai ir dar atbliai, ten pipėts. Papa, nuėjame šį biškį dabar. Užkasim, ne? Taip. Čia kavinukai labai šilta, net nesinorėjai. Da. Bliamba. Laukia labai stiprus vėjas, labai šalta. Aš dabar čia biškį valgau tokį dalyką. Jie pranuvarė restorančiką pavalgyti.
Nu, aš prie jų prisijungsiu, tai aš tiesiog noriu davalgyti ir nueisiu pas juos, bet laukia ne kažką. Bet mes užlipsim. Mes tikrai užlipsim. Oi, kas čia vyksta, netikėtai čia atsirado ant stalo maistas. Mes tai šiaip iš tikrųjų kalnus nelipsim, mes čia tvarim pavalgyti tiesiog. Bet vėjas tai vat Ne. padidėjo normaliai. Čia žiauru. Čia labai žiauru. Atrodo, tai labai baisiai, net nesinori ten eiti. Vienu žodžiu, ir šitas kanalas. Labai gerai, atrodo. Vėjukas pučia. O, kurka! Ką mes pagnali per vėjus. Jo, pačiek dabar, daug. Oi! Serious shit, žinokit. Serious shit. Čia toks serious shit, kad eiktų savo. Į kairę, Saulė. Eiktų savo, čia toks grožis. Čia taip nerealiai gražu. Čia kaip pies kažkoks. Visai geros žinios, bet po truputį jau viskas gedrėjo, ten matosi viršūnė, kurią mes lipsim pati viršų greičiausiai. Šiaip labai gražu. Tiesiog nerealiai gražu. Ant atviruko va paimk ir dėk. Na ką, vėjas čia rimsta, iš vis jau saulutė išlindo, wow, kaip gerai, tai gal praeisite tie debesis. Čia hebrantai mūsų ten fotkinasi. O aš einu dar truputį toliau. Na, kaip jums įspūdžiai Gražu labai. pradžioj kelionės? Tai koja nusuks. Na, aš trumpai. Kaip visada. Nu, čia tiesiog pasaka. Jo. Pasaka. Jo, aš irgi sutinku, kad čia tikrai pasaka. Nes va taip tenka va eit tokiais va keliukais ir va iš šonas va pasižiūri. Nu ir tokie vaizdai, kad tai eina savo. Net šiurpas. Net šiurpas, sako, eina va. Matosi, net per striukę persimato šiurpas, kaip eina. Jo, žiauriai gerai. Ir labai džiugina, kad saulė išlindo. Aha. Saulė, pažiūrėk į viršų. Užbūrė, ne? Jo. Aš žinai, kur mums lipt? Čia kažkur. Va tenai. Kažkur. Van jau kiek praėjo. Ką tam? Pažiūrim, kame. Jo, namas tenai. Dabar prasideda rysi, 3:50 čia rodo, jeigu. Va, tai tą viršų varysim. Jo, pabiškai ir užlipsim. Nu ką, lipam, svarbiausia lipt savo tempu, neskubėt, nes jeigu pradedi skubėt, tokią šikną pagauni. Pradeda dichalkė persimušt. Ir labai fainai, nes ten viršuje aš matau, kad pradeda gedrėt, tai mes čia gal, kol užlipsim, tol bus viskas matysis galbūt. Jo, čia gan stačiai tenka lipt. Saulis jau papiorai kalnas, kuo greičiau. Kamiončikas. Labai gražu. Да. Устала. Можешь сюда? О, Nu kaip reikalai? Yra reikalų palipti. karšta. Tai va galima, striukės nusimti. Ir Saulis va irgi sėdi. Ten daug žmonių, kaip iš kokios kolonijos, visi leidžiasi. Vaizdai, tai nu aš nežinau, neapsakomi vaizdai čia. Pasižiūri va į viršų. Per kamerą čia visiškai nepersideda, bet baliamba, wow. Virš kalnų giedra. Jo, prasidėjo gedrėti. O ten dar biški
Yra, bet kairiai pusė tenai normaliai. Nu, statokai biškiai, ne? Kaip Sauliukas jaučiasi? Pavargęs. Pavargęs? Van, namukas matosi, mes iš ten. Nu jo, čia O dabar iki ten dar ėjom 10 kg. ir kamera nesimatys, bet jo. Mes čia kažkur greitai link ežero antro pasieksim antrą ežerą. Eik tu savo. Čia belė kaip statu. Va taip, va koja 90 laipsnių visą laiką statusi. O. O čia tai iš viso. O. Yra reikalų, bet tai to verta. Eik tu savo, kažkokie kosminiai vaizdai. Jūs pažiūrėkit. Ir aš tikiuosi, kai mes užlipsim ten į viršų, viskas pragedrės. Ir gedrėja, aišku, ir mes matysim visą panoramą. Ir tada aš galėsiu pabaigti gyvenimą tenai nušokti nuo skardžio, nes būsiu viską gražiausiai matę savo gyvenime. Saulis kovoja su stichija. Mes jau tai prieisim greitai antrą ežerą ir ten padarysim ilgesnį pertrauką ilgesnį. Pasidėsim arbatėlės, atsigersim. Ir aš labai fucking džiaugiuosi, kad gedrėja, viskas gedrėja ir galbūt mums pasiseks, mes įlipsim į patį viršūnį ir matysim visą vaizdą. Tai yra nuostabu, kiek aš kartu buvau visą laiką rūkas, šudukas, ją perduolė, ją kiščik vzdūri всякие, o dabar galbūt pavyks pamatyti visą kosmosą. Užlipam čia biškį aukščiau jau prie antro ežero, tai atsivers nuostabus vaizdas, bet labai vėjas pučia, tai turbūt nesigirdės manęs, jeigu aš kažką šnekėsiu. Opa! Parašūtų. Čia, ne? Bet jeigu čia atsisės, Nie. Dziękuję. Dziękuję. Iceland vibe. Iceland vibe. Max. Max Iceland vibe? Yeah, 100 million Jo, aš billion % Matai? Iceland wind. Matai, Aliona lietuviškai tik tai vieną žodį pasako, angliškai gali net 11 pasakyti ar 12. Reikia visą laiką angliškai klausti. O ispaniškai kiek? Давай, ispaniškai, ispanėlų. Saulė? Giliau arbatytės. Дайте. Давай, налью, Ром. Я имею? Fantastic Coca-Colasti. Опа. English, in English, please. Fantastic. Čia kai Fanta, o Coca-Colastic čia kai Coca-Cola. Opa! Atsigėrėm arbatėlės. Buvo labai gerai, skanu. Mes judėsim toliau. Tulėsim toliau. Čia palei ežerą. Pau palei ežerą, po to tenai lipsim į viršų. Ir į viršų. Я пердоля, сонце, твоя гури. Який вятер. Ніба, хто пофілмак? Пофілмак, хто Альона нас. Просто поžiūrėk на неї. Я пердоля, пан який вятер. Це ти курва, блядь, до тих куров мене провазив. Gerai, paėdėm. O kurva, o slonce. Слонце? О, слонце, реально слонце. Я пердоля. Я пердоля, слонце вилізяла. Я пердоля. На co nam te góry, nie powiecie.
Пані і пан Михалина, нацу це góry, нацу вам trzeba, лясь гдящик, смотрели по телевизору, и wszystko dobrze było. Dar liko mums lipti apie 3 valandas su biškutuku. Čia, nežinau, aš tai asmeniškai labai kaifuoju. Nu, papiec, ar čia galima nekaifuoti, kai va tokie vaizdai. Un vulili bla. Ir mes va dabar, va čia, va aš tai parodysiu to keliu, kuriuo mes eisim. Va tai va. Tada va čia, oi blebiški, va čia. Va čia. Čia pabus nuotraukyčių. Ir tenai kažkur į viršų. Už šito kalno greičiausiai. Na ką, prasideda mūsų kopimas iki pat viršaus. Tai greičiausiai pasimatysim kažkur per vidurį. Nežinau, bet čia ar perduoda ar ne, bet čia labai status toks lipimas gaunasi. O, čia reikalų. Bet užtat koks grožis. Jo, aš filmuoju. Mano litanijos. Ne, nefilmuoju. Porą žodžių lietuviškų, kaip tau sekasi, kaip įspūdžiai. Na tai sakiau Sauliui, kad kilt ten pirmam, tam, kaip čia vadinasi? Kalnas? Ežeras? Nu ne, į tą va. Tai gali по-русски, jeigu можешь. Nu tai ne, į šitą ežerą lipti nuo ano buvo sudėtingiau nei dabar lipam. Nes čia išklota gal geriau kažkaip, nu, pas mane labai trumpos kojos, tai man tipo reikia labai didelį žingsnį daryti. Okay. Ir dėl to man čia patogiau lipti. Čia ir aš net taip pavargstu. Čia patogiau lipti, gerai. Kol kas. Kaip tu? Kaip tau? Aš ne ten buvau nuėjęs. Jis ne ten buvau nuėjęs. Pas mešką į uolą va ten. Ten meška gyvena, jis į uolą norėjo. Pažadinta, ne? Vadzimku viednavo. Čia tik Vadzimka gyvena, medvėts Vadzim. Medvėts Vadzim. Eik prie uolos parašyta Vadzimka. Napysana ant uolos. Kas labai blogai, labai gerai. Čia buvo geriausias bajeris. Я пердоля, я кладня. Я пердоля. Пан, поведешь что-нибудь по-польску? А? Окурка. Окурка? Давай. Окурка, так, гримтай. Даром. Давай. Окурка! Nedėk šitą. Matku bosku. Bosku matku. Let's go. Kanalas. Let's go. Aš galiu pasakyti, kad čia žiauriai, taip tylu ir ramu. Ir taip žiūri į tos kalnus ir labai faina. Kažkur čiurleno vanduo. Kažkas dejuoja gale. Bet šiaip kaip va taip tyliai pasėdi, tai tokia ramybė jaučiasi labai fainai. Ką, įkaliau protein barą. Galima judėti toliau. O, laba diena. Vadzimka, pakviečiam Vadzimką? Kodėl? Pakviečiam Vadzimką? Ar pakviečiam? Ne? Давай pakviečiam. Vadzimka! Saulis, pakviesi Vadzimką? Ne, sako. Hello. Hello, people. How are you, people?
galva tik tai mojuoja. Sako, pavargau, sakė. Na, Sauliau, papasakok, kaip tau sekasi lipti. Sunkiai. Sunkiai, sako, vargšas. Atsitupi bet kur ir guli. Bet vaizdai kaip. Net nešnik. Видишь? Совсем чуть ли не Ai, tu savo, bet čia per kamerą nesimatys, bet ten ožiai juodi tokie bėgioja, laksto. Тут вообще прям на краю. Eik tu savo, kosmosas. Gaila, bet ten yra gal 5 šitie kalno ožiai, čia taip laksto, čia vat, akmenys laidžioja. Bet gaila, kad aš nesimato, čia prieš tą kamerą negaliu priartinti. Bet ten yra Stepančikai, ne? Saulis papior toliau. Jau atsiveria vaizdas. Na ką, miršti? Taip, sako. Mano siela. Siela išskrido Išskrido, į jo. kalnus ir į su viršūnę. Jo. Dabar reikia eiti ir ją grąžinti, ne? Ne, jinai pati grįž. Pafotkins ten ir Pafotkins. grįž. Okay. Nu ką, čia jau tokie vat vaizdeliai. Excuse me. Gražus. Ir čia dar už šitų vat kalnų dar bėlė kokio didžiai dar kalnas išlys, su kurį mes lipsim. Kažkas lipa jau. Opa. Jau Aliona tikinčioji pasidarė, sakė, o Dieve, o Dieve. Tikinčiaja pasidarė, o Dieve vis sakai. O Jėzau. Bet nieks nepadeda. Turi pats lipti. Čia jums ne tik tokus žiūrėt. Čia jums ne arbatą virti. Siela jau dingo. Siela jau dingo, sako. Tik kūnas. Aš mačiau, ką įsikūnė tavo siela. O ne. Į tą juodą ožybę. Aš tik sakyme. Čia mano. Stepanka. Čia mano. Šitas. Nieko aš nenoriu jau. Nieko Jau nenoriu. čia sėdėsiu. Ir pasensiu čia. Sėdėsiu ir pasensiu, sako. Sėdėsiu iki savo gimtadienio. Užsakysim tau vertaliotą, kad atskraidintų atgal. O, čia labai patogu bus. Jo, bus labai patogu. Perfect place. Jo. Na, o čia mums mažai liko. Mažai? Nu, taip mažai, normaliai. Bet biškutuką dar liko ir mes jau tai pasieksim fotkinimo šitą spotą. Ai, fotkinimo spotas, tai čia dar ne viskas. Galiu pasakyti svarbiausia, savo tempu lipti ir neskubėti, jeigu širdį žoskai kalatojasi, sustoji, pailsi, viskas normaliai. Matai, va kaip Aliona, imkit pavyzdį. Ir viso, širdis grįžta į normą ir pagnali toliau. Man tai jau siela tutu. Tai tavo siela, aišku, ten pas tą ožį kažkur įsikūnijus. Tenka keletą žingsnių padaryti ir iškart piri kūrą, nes pradeda širdis kalatotis normaliai. Tai va, pailsi ir toliau lipi. O lipimas taip lemva va tokiais va akmenais ir gan statų. O tai va, ir lipi savo. Chill and grill, ja pierdolė, jakį gūrį. Vėlikė. Are you alive, mate? Oh my god. Saulis tai šašlyką neša į kalnų kepsim. Ir man gal. Bet reikėjo jam tik tą keulę, šitą karvę suvalgyti ir viso, ir pavalyla. Na ką, čia atsiveria vaizdas, jau mes užlipom į šitą spotą. Eik tu savo, čia kosmosas.
Šakis kaip čia atrodo nerealiai. Nu va čia tai vaizdelis atsiveria. Čia labai baisu, eiktų savo. Labai striomnai, bet aš čia prieisiu iki čia nai. Ojojoj. Eiktų savo, kaip čia baisu. Ten mažiukai žmogiliukai matosi. Jo, ir mes atėjom iš tenai. Iš toli. Yeah, boy. Hebra ant tiek pavargo, kad sako, ai mes neįsim iki ten, va ten kažkur atsisėda ant stupoto ir sėdi. O čia eisim fotkintis, šito vietą labai gražios nuotraukos. Ir dar, blemba, dar tenai kilti viršą, eiktų savo. Man aš matau, ten žmonės vat lipa, mažiukai tokie. Slip. Miega. Jai. Oi, negaliu. Koks čia grožis. Pasislėpė va grybukas, mojuoja. Žiūrėkit, čia jau ledą, mes jau matom ledą. Jeigu neturėsim ką gert, tai paimsim ledą ir gersim. Va, blemba, kaip jis čia prišalęs. Oho, žiūrėk, koks storas. Čia bus pavojinga vietomis, tai reikės atsargiai. Ledas. Lipa Aliona pasiimt savo sielos į kalnus. Vos, kojas velka, trina koja dar jai ten. Saulis varopšiasi. O aš kaip labai svajoju pamatyti Slovakijos pusę ir šiaip visą vaizdą iš viršaus. Nu kaip kelionė? Puikiai. Serious shit. Ženkliukas ten kažkur. O, Dieve. Davai, Saulė, namo. Davai. Pateko nėra grandinė. Okay. Fotik, pradėsi salį. Sodar čia koks laukia. O čia tai tokia atkarpa gan pavojinga. Gerai, kad ledo ten nėra, nes būtų reikalų. Jo, čia biškai gan pavojingai. Tenka palipt. Čia jeigu nugarmė, tai čia Ai, mait. Ja per dole, jaka gūra vėlka. Ja per dole. Ir labai vėsu, čia pradėjo pūsti, reikia užsimesti kepurę. Ir toliau. Eik tu savo. Nu ką aš galiu pasakyti? Hebra. Sveikinam. Neduoda net rankose viso. Išsigando šitų grandinių. Jūs pažiūrėkit, kaip aš ten ant izį užlipsiu. Ir tada gal persigalvosit. Pafilmuok. Davai, toj va, einu. Vienu žodžiu, nepasižiūrėjau, čia iš vis labai lengva per tą cepę pralysti. Net su viena ranka pralindau. Nu, bet ką padarysiu? Ką aš galiu pasakyti, baimės visą laiką meluoja. Nu ką, lipsiu vienas iki viršūnės ir po to kažkada mes susitiksim su jais. Blemba, iš tikrųjų apmaudu, mažai buvo likę ir, kaip sakoma,
nu, aukščio baimė. Bet aš manau, kad reikia eiti kiaurai visas tas baimės ir lipti. Ir beje, čia ta grandinė buvo ant tiek easy. Čia su viena ranka aš pralipau. Ir čia irgi nėra nieko sudėtingo. Vienu žodžiu. Abydnai norėjau, kad pamatytų tos vaizdus, kuriuos aš tai tikrai praleist negaliu. Pasižiūrėt, kaip ten Slovakija kitoj pusėje. Čia biški gal sudėtingiau. Čia gal sudėtingiau biški. Bet jo. Gerai. Palies aš toliau. Eik tu savo, kaip aukštai. Kažkoks kosmosas. Ir va ten žmonės lipa į viršų. Kabarojasi. Okei. Eik tu savo, kaip gražu. Nesveikai gerai. Ką, let's go. Let's go. Opa. 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 Čia ir be grandinių galima. Keliukas į viršų. Eik tai saugusiai kosmosas. Na, jeigu jie čia toliau liptų, tai čia jau biškai truputį sudėtingiau. Bet jeigu viską daryti taip apgalvotai, po truputį neskubant, tai tikrai easy užlipti. Čia vietomis grandinės duotos, bet čia galima ir be grandinė užlipti. Tai va, ką aš galiu pasakyti. Neklausykit savo baimių, eikit kiaurai. Ir tik tai vat kiaurai praėjus, pajausti tos nemalonius jausmus, pojūčius. Bet po to štai atsiranda laisvė didžiulė. Tai aš sakau, į kalnus, pat iki Varšavos, į laisvę. Laisvė! Va, žmonės jau kabarojasi. Nu, dar tolokai, aišku. Čia atgal lipa. Ojajaj, o čia tai kosmosas. Ir čia aš dabar nepritrauksiu, aišku, su kamera. Bet ten, va, ant to, va, šitą mažiuką, va, šitą tarpuką, va, čia, va, žmogus tenai sėdė jisai tenai. Buvo judesiukas, mačiau, vat, judėjo, bet tai labai toli, kamera šitą nepritrauks. Čia man liko dar, vat, tai, vat, tiek ten dar lipti viršų, kur žmonės lipa, jeigu matosi. Ir viso, ir aš greičiausiai dabar tik tai pafilmuosiu nuo pačios viršūnės. Dabar biškį dar čia perikūro, truputį arbatėlės atsigersiu. Oh my god. Like the same time, but there were really big storms. Pakeičiu hebrą. Ką gerai, lipu aš čia toliau, nedaug jau liko. Tiesa, crazy shit, manęs turbūt pasigės. Greičiausiai manęs pasigės. Aliona ir Saulius. Nepykit ant manęs, prašau. Aš čia labai tokį fainą pokalbį turėjau. Dvi lietuvius sutikau. Mes čia pašnekėjom taip fainai. Tai truputį pastrigau. Čia dabar vėjas labai pučia, bet aš čia užlipau ir afigėl. Vaizdas netgi baisu pasidarė žbūt. Čia aš užlipau. Kiek čia mažai lieka man iki viršūnės, bet čia taip striauna reikės lipti tada. Ir ten jau viršūs. Eik tu savo kosmosas. Eik tu peklon, ją per tolę, jagi. Kas čia vyksta? Slovakija, kitur. Už kalnų, o ne kitur. Gerai, lipu aš čia iki galo. Striaunai čia likt. Kažkaip čia nepagliau, aš nesuprantu. Eik tu savo kosmosas. Čia tai pipė.
tai galim būtų šortkutą padaryti. Bet aš tikrai nedarysiu šortkutą jokio. Tu savo. Kokios masos, jūs pažiūrėkit, kas čia darosi. Kas čia vyksta. How are you? Yeah, good. It's nice. First time? Yeah. Okay. Didn't expect the chains and everything, but Yeah. no, it's good. Okay. View's incredible up there. Okay, nice. Yeah. Serious shit. Yeah, shut it down. Don't look down. And where are you from? England. England. Oh, Lithuania. Oh, nice. Nice. But it's not far away, yeah? Like in this mountain, Oh, yeah? it's literally like Yeah? 5-10 minutes. Top of this, you're there. Okay. Yeah, 5 minutes roughly. Okay, good light, mate. Yet to find out if down's harder. Yeah. Yeah. So cold. Look, it's a shortcut, yeah, like this, yeah. Yeah, it's shortcut. Shortcut. Shortcut, yeah. Thanks. It's gone this way. Yeah. O tai vat atrodo. I've actually got hypothermia. Okay. Okay. Sėkmės, bliamba, kaip gerai atrodo. Čia buvo nečeka. Na, čia ir tai vaizdai, tai čia baisu. Aš beveik viršūniai. Oi, saulėta, kaip gerai šviečia. Ai, tiesiog kaip akina. Kur čia toliau, nikrina nesuprantu. Ten viršus. Eik, tu savo kosmosas. Čia tai kosmonautika. Čia hebra visi. Хорошо, to kalniuko. Opa. Cześć. Čia ne man sakė. Čia ne man sakė. Opa. Saulė truputį šviečia, bet eik tu savo kosmosas apšė. Čia taip nerealiai gražu. Dabar čia kažkaip reikės lipti atgal, va čia matau, žmogus lipa. Čia ir šortkutinsiu. Dabar smagi dalis, lipimas atgal į apačią. Jajaj. Jajaj. Jajajajajaj. Radau varną, kaip skrenda, jeigu matosi. Jas tiesiog pučia. Eik, tu savo. Va čia tai šlaitukas. Mes taip ir įeisim. Ir šitą šlaitą bamba. Блядь, бички насредал. Serious shit.
Jebanots, ana. Čia per šitą reikia lipt dabar. Okei. Ant easy. Ne, va čia tai norėčiau iš vis shortcutą gerą galima būtų padaryti. Čia labai daug sutrumpinčiau kelio, bet čia pavojinga. Gerai, dzin. Lipam. Žodžiu, lipu aš atgal. Kaip ir reikia lipti. Opa. Opa, be grandinių. Ant easy. Kur čia toliau? Jo-majo. Negaliu atsigrožėti šitais vaizdais. Gerai, aš kol kas turbūt kamerą dabar dedu ir palipsiu be kameros, reikia man skubėti. Let's go! Lipam. Per kalniukus mes lipam. Tik. Opa. Čia, blėt, sirės šį. Ai, blin, jūs nesivaizduojat, kaip aš užsiknisau lipt. Va tai vat, lipt, kaip aš užsiknisau. Aš jau taip užsiknisau, kad pipėts man jau koja biški neklaus ir mazolės ant piršto prisitrynė, tai žodžiu. Va tokiais laiptukais atgal ne vieno žmogaus. Va ten aš buvau viršų išakęs. O papa, štai mes ir sugavom šitą ožį. Jis pasislėpė. Tai va, climb atgal. Davidus, why did you quit on Risse? We made it up, we're coming down, it's safe. You could have enjoyed this experience. Greetings from Canada. Nice. Aš matau briedį. Jisai čia valgo, karočią, žolę. Bet nieko nesimato. Okay. He like stops. Stop eating. Nu ką, visą hebrą vzborė, aš čia biškį pašviesiu truputį. Va. Saulius, Aliona ir Kazakstano vaikas. Ir mes varom visiškoje aklinoj tamsoj, ni hrina nesimato. O tik dabar 5:30. Jo, 5:30 ir 0. Bet žvaigždėtas dangus, kurio jūs nematot. Ir viso gero, Labana.